Labas. Labai džiaugiuosi dalykais, kuriuos ruošiuosi tau papasakoti, nes tai man atvėrė akis ir visai didelė galimybė, kad ir tau tai nutiks. Taigi, šio klipo tikslas – atrasti ryšį su savimi, per jį grįžimas į autentišką save. Po skausmų ir baimės kaukėmis nepaslėpta, ko būdamas aiškiai žinutės skleidi ir atitinkamus žmonės pritrauki. Kol neišgydysi savo žaizdų krojuosi ant tų tavęs nesužeidusių. Tad jei šiandieną darysi tai, ką vakar darei, rytoj gausi tai, ką gauni šiandieną, nes savo darimų tu to nusipelnei. Tad jeigu tau nepatinka tai, ką turi dabartyje, tau reikia šiek tiek pakeisti savo strategiją. Neįmanoma darint tą patį veiksmą tikėtis kitokio rezultato. Taigi, jei vakar kraujavai ant tave supančių savo nuoskaudomis ir nepasitikėjimu, tai gali būti rytoj šalia tavęs jų jau nebebus, jiems pasirinkus kitus laiko praleidimo modelius. Mes nesame atsakingi už tai, kas su mumis nutiko. Viską sukontroliuoti ne mūsų valioje, bet mes esame atsakingi už tai, ką su tuo mes renkamės daryti ir kuo ruošiamės mes tapti ateityje. Taigi, noriu papasakoti dvi istorijas, kurias išgirdau vakar viename podcaste. Tai, įsivaizduokite, dvi skirtingos situacijos. Čia 4 galas. Dvi skirtingos situacijos. Žmona labai myli savo vyrą. Ir tas vyras jai paskambina vakare ir sako, brangioji, aš vėluoju, tad grįšiu 2 valandom vėliau. Stories į vakarienę aš nesuspėjau. Ir žmona iš karto pagalvoja, jau 3 kartą šią savaitę jis taip daro, greičiausiai jis turi kažkokį tai ten romaną, kažkokią meilužę ir kažkokį ten planą velia jie drauge, dėl to jisai negrįžta pas mane vakare. Kitas variantas, antrasis. Žmona išgirdusi, kad vyras sako, kad vėluosiu 2 valandas, jinai pagalvoja, koks mano vyras nuostabus, jis taip stipriai tiek daug dirba, kad aprūpintų namus. Kai grįšis vakare, aš jį pastinksiu su šypsena ir su ramybė savyje, nes mačiau, jis jau ryte išėjo pavargęs į darbą, tad greičiausiai grįšis nusikalęs kaip šuo. Pirmasis variantas buvo moters, kuri buvo kažkada tai išduota ir todėl jos požiūrio akiniai yra tokie ir mato jinai per tokią prizmę, kiekvieną situaciją. O antrasis variantas tai moters, kuri turėjo mylimą tėvą, kuris daug dirbo, kad jį galėtų į universitetą papulti ir jame studijuoti. Todėl tos dvi moterys į tą patį trigerį veikia, tas pats trigeris, tas moteris veikia skirtingai. Ir būtent tos istorijos man ir atvėrė akis apie tai, kad kiekvienas mes reaguojame skirtingai į tuos pačius dalykus. Ir vėlgi grįžtame prie atsakomybės. Mes nesame atsakingi už kitų žmonių traumas, jų patirtis, ypač jeigu mes net nežinome, kad jos yra. O tie žmonės, jie reaguoja, nes jiems skauda, nes jie kraujuoja. Ir būtent tą dalyką, jeigu jie neužgydys savyje, jie taškysis tais kraujais į kairę ir į dešinę. Todėl kiekvienas mes atsakingi esame už tai, kad pažiūrėti savo šešėlius ir suprasti, iš kur kyla visa tai. Ir jeigu mes to nepadarysime, mes atstumsime tuos, kuriuos mylime, tuos, kuriuos pritraukia mūsų širdies magnetizmas, ne šiaip sau, nes mes esame jų verti. Bet jeigu mes kiekvieną kartą matysime vien tik tai žabangas, puolimus ir visokiausius kitokius dalykus, mes patirsime tus pačius rezultatus. Atstumimą ir viduje giliai mes pagalvosime,
Yes, aš taip ir žinau, tas žmogus nėra tas, su kuriuo man reikia būti, dėl to aš eisiu, susirasiu kažką tai, kas labiau tinka mano širdžiai. Kaip jūs galvojate, ką susirasti? Susirasti būtent tą patį variantą, kuris patvirtins jūsų lūkesčius. Kad jūs galėtumėte pasakyti, aš žinau, nes būtent todėl tą žmogų ir pasirinkau, nes mano radarai ieško būtent to, kad aš gaučiau tai, ką aš žinau. Mes ieškome tai, kas pažįstama mums, ką mes galime atpažinti. Kaip ir kalba, sakykime, jeigu jūs esate užsienyje ir jūs girdite, čia kažkas tai kalba jums nesuprantamomis kalbomis, jūs tiesiog nereaguojate, nesuprantate, žmogus gali šnekėti labai šlykščius dalykus apie jūs, bet kadangi jūs nesuprantate, jums nei šilta, nei šalta. Bet jeigu visoje šitoje minioje jūs netyčia keletą lietuviškų žodžių išgirstate, jūs iškart, kur girdėjote? Čia kažkas, kas kalba mano kalba. Todėl jūs pas tą žmogų einate ir su jum bendraujate, nes jūs kalbate tuo pačiu formatu. Vėlgi, kas jūs pritraukė prie to žmogaus, to vienintelio lietuvio didžiulėje minėje? Jūsų kalbos ir formato bendras ryšys. Kartais jis būna trauminis ir mes ieškome tų pačių žmonių, kurie mums suteiks jausmą, kurį mes patyrėme traumos metu. Ir kartais mes mėgstame projektuoti iš savo galvos, iš proto transliuoti tas visas projekcijas ant kitų žmonių. Žiūrėk, jis ruošiasi mane apgauti, žiūrėk, jis ruošiasi kažką tai padaryti, man skausmą sukelti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas žmogus žiūri, galvoja, palauk žmogau, kodėl tu kaukę ant mano veido mauni, kodėl tu mane kažkokiu tai keistu sutvėrimu bandai paversti, apie ką čia tas visa tai. O čia iš tikrųjų yra noras paversti tai, ką aš vadinu, žinau, pažįstu, aš suprantu apie ką tai. Taigi, kiek kartų aš esu tai kartojęs visokiais formatais, kad visa esmė yra ne apie tai, kas vyksta pasaulyje, o kas vyksta mūsų viduje. Ir kol mes nesudėliosime tų dalykų teisingai, nesurūšiuosime, mes turėsim bardaką savo galvoje ir galvosime, kad koks pasaulis nedraugiškas, koks piktas, koks jis atšiaurus. Kodėl jis toks žiaurus? Bet pagrindinis dalykas yra, tai darome mes patys su savimi, būdami kurio laikais, su talentais dideliais. Todėl, brangieji, supraskite, kad norint pakeisti pasaulį, kuriame mums būtų gera ir malonu būti, visų pirma, jūs turite pakeisti ką? Save. Tai va, pasakiau tą patį, ką daug kartų jau sakiau, bet kitokiu formatu. Galbūt labiau suprantamu. Tai tiek šį kartą.